numeris 1 pasaulyje. Sveiki gyvi, čia laida apie žūklę. Vanduo jau šyla ir ežeruose ir čia jau galima sužvejoti solidžią žuvį. Dabar trumpai apie tai, ką matysite šiandien. Vanduo mūsų ežeruose vis dar vėsus ir sugauti baltą žuvį pavyksta ne kiekvienam. Taip, vienas kitas karosas, lynas ar karpis užkimba vis dažniau, tačiau sistemingą žuklę to pavadinti kol kas negalime. Tačiau net ir tuomet, kai žuvis regis vis dar neaktyvi, karpių žuklės meistrai žino keletą magiškų triukų, kurie sugeba suintriguoti žuvį, priverčia ją atplaukti į žuklavietę ir apžioti žvejo užmestą masalą. Ieškom šilto vandens. Kur šiltas vanduo? Ten ir žuvis, ten ir karpis. Laidą apie žuklę kviečiame žiūrėti netrukus, po reklaminės pertraukos. Japonų pasididžiavimas Valai Varivas – tai aukščiausia kokybė sukurta rimčiausioms dvikovoms. Slaptas spiningautojo ginklas, pasaulyje pripažinti masalai Bait Breath ir spalvingos SV mikrovartiklės. Sužinok daugiau angleris.lt. Štil numeris 1 pasaulyje. Spinningai Favorit – tai 30 serijų meškerykočių nuo ypač lengvų iki sunkių visiems spinningavimo būdams. Favorit spinninge dera ypatingas jautrumas, japoniškos technologijos bei dizainas, kurie nenuvils nei mėgėjo, nei profesionalo. Favorit atstovas Lietuvoje – UAB Rerija. Štil numeris 1 pasaulyje. Elektroninė parduotuvė save gerbiančiam žvejui. Spinningavimas.lt. Čia laida apie žūklę. Tarp žvejų vyrauja nuomonė, kad karpis yra šilumamėgė žuvis ir dažniausiai žvejojama vasarą arba ankstyvą rudenį. Tačiau tai nėra tikra tiesa. Karpį galima sužvejoti ir šaltame vandenyje gana anksti pavasarį. Kągi, karpių žūklės sezonas pamažu prasideda. Nors vanduo ežeruose vis dar vėsokas, tačiau tai tikrai nereiškia, jog karpis ar baltasis amūras nesimaitina ir jų prisivilioti į žuklavietę neįmanoma. Įmanoma viskas, kai žinai, ką daryti, pasakojo geri mūsų laidos bičiuliai Remigijus su Justu vienoje pirmųjų sezono žuklių prie Vabalio ežero kranto. Skirtingai nei vasarą, pavasarį renkamės kitų žuklės plotus, švelnesnę jaukinimo bei tikslę jaukų pateikimo taktiką. Tai ko gero yra 3 esminiai faktoriai, kurie gali atnešti sėkmę bet kuriam žvejui, sakė praėjusių metų Lietuvos rinktinės nariai mūsų trispalvės garbę gynę pasaulio sportinės karpių žuklės čempionate. Pirmas į akis krentantis dalykas – į priekrančių vandenis užmestos meškerės. Nors žvejo logika neretai sako, jog ten, kur gelmė, ten ir didelė žuvis, tačiau pavasarį šis dėsnis nėra visai teisingas. Karpis, kaip žinia, yra šiltųjų vandenų gyventojas. Dabar jisai ieško maisto ir šildosi būtent priekrantėse. Neatsitiktinai vėlgi pasirinkom krantą, į kurį pučia vėjelis. Dabar jis kiek pasisukęs, bet šiaip 2 dienas putė į šitą pusę vėjelis ir mes matom, kad įlankos yra čia šildomos. Tai to pasekoje mes būtent pasirinkam priekrantės, kur ir mažesnis gylis. Ir būtent saulė, pietų Taip. Saulė pati šilčiausiai į šiaurinį krantą geriausiai šildo. Taip, kitas dalykas, tai čia sekliau. Tai vat, būtent vedami to, kad ieškom šilto vandens. Kur šiltas vanduo, ten ir karpis. Netgi iš tikrųjų pabandėm žuvauti ir giliau. Tai rezultatai vėl tai patvirtino šitą taisyklę, kad dabar, kur yra seklu, įlankos
ten vis dėlto karpis dažniau lankosi. Tai čia ne tik, kad kalbant apie žuklės taško pasirinkimą pavasarį aktualu karpių žvejam, kad karpiai į priekrantės eina, ten kur šiltas vanduo, bet ir kitų, ir dugninės meškerės mėgėjams, tai yra karosas, linas, kurie gaudo karosus, linus, irgi plūdį, būtent plūdė, tai yra irgi rekomenduoju neieškoti kažkur giliai, kur yra dar vis vėsus vanduo, bet būtent ten, kuris greičiau įšyla. Aišku, gali būti, kad ten kažkur toli priekyje yra kalniukas aukštas ir gilis yra nedidelis. Tai irgi tą tašką saulutė šildys greičiau. Jeigu pažįstate ežerą, tai jo, galite ieškoti, žinot, kur yra kalniukai, kur greičiau įšyla vanduo. Čia yra vienas dalykas. Bet jeigu ežero nepažįstat, tai vienareikšmiškai rekomenduoju priekrantė, tikrai pasitikrinsit, kad ten yra seklu. Nu, koks seklu, kokie gelmė tai turėtų būti? Maždaug. Pradedant nuo 40 cm, netgi ir tokio gilio, ir 1,5 metro, 2 metrai. Lietuvos rekordas prieš kelis metus pagautas, tai yra 21 su virš kilogramo karpį, buvo pagautas būtent 50 cm gilyje pavasarį. Tai netgi ir tokie didieji karpiai, monstrai, jie irgi eina į priekrantės, jie lygiai taip pat mėgsta šilumą, jie lygiai taip pat. Tai ir mažesni, ir didesni karpiai, juos galima suvilioti priekrantėse. Nereiškia, kad didelė žuvis reikia gaudyti toli ir giliai. Ne. Pavasarį didelė žuvis lygiai taip pat reikia gaudyti prie kranto. Ten, kur yra šiltas vanduo. O taip, nebūtinai prie kranto. Kalbant apie patį vandens telkinį, kuriame karpius jau galima bandyti sugauti pavasarį, mūsų pašnekovas rekomenduoja rinktis seklesnius, greičiau įšylančius ežerus, o giliuosius, kad ir kiek didelė žuvies ten bebūtų, pasilikti vasaros sezonui. Taip pat pavasarį reikėtų vengti ir šaltiniuotų ežerų, kuriuos vėsina gruntiniai vandenys, bei kol kas aplenkti miško ežerelius, mat nemažą jų dalį užstoja medžių šešėlis ir vanduo juose net taip greitai šyla. Vandens telkinį pasirinkus neteisingai, padoraus sezono atidarimo gali tekti palaukti 1-2 savaitėm ilgiau nei tame ežere, kuris atitinka ką tik įvardytus kriterijus. Jaukinimas, be kurio sisteminga karpių žūklė yra beveik neįmanoma ir neįsivaizduojama, pavasarį vėlgi stipriai skiriasi nuo to, koks jis būna vasarą. Po ilgo gilaus miego ir žmogaus organizmas turi pabusti. Štai kodėl per pusryčius apetitas būna mažesnis, o per piet jau norime pavalgyti sočiau. Mums žvejams reikia suprasti, kad žuvis po žiemos pabudo visai nesenai ir kol kas jai galioja pusryčių režimas. Vaizdžiais palyginimais apie pavasarinę karpių jaukinimo esmę pasakojo mūsų bičiulis Remigijus. Remigijau, jeigu vasarą, kai šiltas vanduo, tikrai jaukinama yra labai daug, o kaip reikėtų elgtis su jauko kiekiu pavasarį, esant šaltam vandeniui? Pats principas, tarkim, jaukinimo periodų, jis labai panašus, išlieka labai panašus kaip ir vasarą, yra kibimų, vadinasi, jaukinam truputėlį tankiau, jeigu kad ir nėra kibimų, bet akivaizdžiai matėm, kad rausimai, šuoliai, kupra iškišo, kad žuvis zonoje žuvavimo yra. Tai vėl reikia truputį to jauko duoti. Pavasarį skirtumas tas, kad pašarai neturi būti aliejingi ir kitas dalykas – kiekiai. Tai yra mažesniais kiekiais. Jeigu vasarą mes galim žuvis pakankamai aktyvi ir jauką suguldom į didesnį plotą, jie atsiranda, jie aktyviai maitinasi, ieško, jeigu atėjo didesnė banda, jie tarpusavy konkuruoja. Tai pavasarį reikėtų jau jaukinimo tašką jį labiau koncentruoti į vieną vietą ir gan tiksliai ir jaukint, ir žuvauti tam pačiam taške. Tai yra nedideliam plote. Tai yra apriboti iki minimumo, kiek galima su tais keliais žuklės įrankiais ir kiekiai. Jie, O dėl ko taip yra? Kas tai sąlygoja? Todėl, kad žuvis dar nėra labai aktyvi, daug greičiau pasimaitina. Kad ir tas pasisotina. Jeigu mes didelį kiekį paguldysim pašaro, tai reiškia, kad reikės didelės bandos karpių, kad jie atėję susidomėtų ir mūsų masalo. Tai juk mūsų tikslas yra privilioti žuvį ir išlaikyti ją zonoje. Mūsų jaukinimo zonoje, o ne pamaitinti ir lai įplaukia soti savais keliais ilsėtis ir šildyti saulutėje.
Beje, tam, kad kiekvieną kartą masalas pataikytų ten, kur reikia, visų meškerių valus kiekvienam metimui rekomenduojama pamatuoti vienodam norimam metimo nuotoliui ir užfiksuoti juos ant ričių gniptukų. Ta patį reikia padaryti ir su jaukinimo kotu. Šis ritualas nėra kažkoks mandras karpininkų pramanas. Tai yra ypač svarbu, kai jaukus ir masalus reikia tiksliai sumesti į nedidelį plotą. Tiesa, meškerės guldant ant stovo, iš ritės fiksatoriaus neužmirškite ištraukti valą. Gaudyti savo įrankius šaltame vandenyje nėra pats geriausias užsiėmimas. Šiuo atveju mūsų draugai Remigijus su Justu meškerioja jauką ir masalus sumetę į maždaug 3-4 kvadratinių metrų plotą. Kalbant apie masalus ir jaukus, kaip reikėtų pasirinkti ir kokį reikėtų pasirinkti jauką, tiek masalą, kad galėtum vis tik sužvejoti karpį pavasarį būtent šaltame vandenyje? Karpiniuose ūkiuose kalbama ir anksčiau karpininkai kalbėdavo, kad nuo 12 laipsnių reikia sulaukti 12 laipsnių vandens temperatūros ir karpį jau galima žuvauti ir tikslingai pagauti. Bet praktika rodo, kad ko gero šita žuvis jau adaptavosi ir prie 7 laipsnių, galima pagauti karpį. Jau sistemingai galima žvejoti. Jau šiuo metu yra daug žvejų begaunančių karpius pagavę ežeruose, bet vis dėlto tai yra pavasario režimas. Tai yra vanduo vėsus. Vasaros pašarai ir pavasario pašarai šiek tiek skiriasi. Pagrindinis dalykas tai yra maistingumas ir pašaro aliejingumas. Tai šaltam vandenį subalansuoti jaukai jie yra gerokai mažiau turinti savyje aliejų. Nes natūralu, nes vanduo yra vėsesnis, tie aliejai netirpsta paprasčiausiai. Taip, aliejai netaip gerai skleidžiasi ir ko gero tai pačiai žuviai tas aliejingas pašaras jis dar nėra tinkantis, todėl kad, kaip žinia, karpio virškinimas yra nuo bakterijų, priklauso vandens temperatūra ir yra vėsi, o tai įtakoja jo apykaitą medžiagų. Tai ko gero ir virškina ne taip gerai tas aliejingus jaukus, todėl ir reikėtų tų labai aliejingų kol kas vengti. Čia pagrindinė tendencija dėl vėsaus vandens aliejingumas tas. Bet, sakykim, tada vėlgi, jeigu rudenį ten naudojam daugiau žuvies, sakykim, kažkokius tai mėsos skonius, o pavasarį ką reikėtų rinktis? Dabar kalbėkim ne apie jauką, o apie patį masalą. Iš pavasario mes labiau pasitikim, aš labiau pasitikiu saldžiais kvapais. Saldžiai švelniais kvapais. Maždaug braškė, vanilė, braškė, vanilė, grietinėlė, tas, kas turi salsterį kvapą. Lygiai taip pat ir pašarinė bazė. Jinai irgi yra, stengiamės mes orientuoti į saldžiąją pusę. Ne į tą žuvingą, smardžią, kitaip tariant. Mėsingą, taip. Ne. Tai paliekam rudeniui, kai žuvis kaupia atsargas, riebalus ir jai reikia sočiai ir privalgyti, žiemai pasiruošti. Tuo tarpu dabar jie po žiemos miego, jiem reikia po truputėlį įsibėgėti, pradėti maitintis, po truputėlį atsigauti ir mano patirtis rodo, kad tai labiau tinka. O pirmoji naujo sezono karpių žūklė sekasi visai neblogai. Nors žuvų kalibras svyruoja apie 3-4 kg, tačiau kimba jos gerai. Jaukai irgi dirba teisingai. Žuvies būriai atplaukia ir užsilieka ilgesniam laikui, pastebi Remigijus. Širdį be abejo glostė ir solidaus dydžio amūrai, kurie gerai pramankštino per žiemą dulkėjusias meškeres, patikrino ričių stabdžius ir žvejų budrumą. Kai kurie žvejai, žiūrėdami į mūsų įrangą ir matydami vieną kitą karpį, gali pasakyti, pakomentuoti, kad kam reikia tokių galingų įrankių tokį žuvį gaudyti, bet mūsų žūklė orientuota į didžiųjų karpių žūklę ir norim pagaudyti didesnių, ką ir gaudom. Ir su feederiu ištraukti tokią žuvį jau būtų reikalų. Jau ir su karpinė įranga reikia elgtis gal neatsargiai. Tuo labiau, kad užkibo amūras, o kaip žinia, amūrai pasiduoda iš toli gan nesunkiai, bet prie kranto jie yra labai stiprus ir greiti kovotojai, jie yra labai staigus.
Jei būtų tokia karpių žūklės chrestomatija, naudingų tekstų rinkinys, didžiausią dalį joje ko gero užimtų dalis apie jaukų paruošimo techniką. Jei iš esmės jau aptarėme, ko jauke neturėtų būti per daug ar per mažai, kiek jo pilti į vandenį, tai ne ką mažiau svarbi dalis – kaip visą tai paruošti. Pavasaris vėlgi turi savų kaprizų. Remigijau, rinkoje labai daug įvairiausių yra jaukų masalų. Ką turėtume rinktis pavasariui šaltam vandeniui? Vėlgi, jauko sudedamosios dalys yra lygiai labai panašus kaip ir žiemą. Ką mes naudojam konkrečiai? Baltyminiai kukuliai, granuliuotas jaukas peletės, grūdinės kultūros ir skystieji papildai. Jeigu kalbant konkrečiai dabar apie kiekvieną, porą žodžių apie kiekvieną, apie granuliuotą jauką. Pavyzdžiui, šitas jaukas, ne? Jis ypatingai tinka šaltam vandeniui. Visų pirma, tai yra gamintojas jį taip subalansavęs, kad jis greit tirpsta, greit skleidžiasi, sudarydamas kvapo debesį ir... Dalelių įvairiausių. Taip, sudrumšia truputėlį vandenį, taip ir kvapas. Plius, tai yra įvairių diametrų peletės. Jos tirpsta skirtingais laikais. Viena truputėlį greičiau, kita lėčiau ir taip ilgesnį laiką procesas vyksta. Ir vėlgi, kas yra svarbiausia, tai yra jos taip balansuotos, kad nėra tų daug aliejų. Gamintojas, gamindamas ir balansuodamas šitą jauką, jisai jau įdeda tam tikrų priedų, kurie skatina bakterijų veiklą. Taip ir būtent šaltuoju periodu. Žodžiu, neužtenka, sakykime, nusipirkti kažkokių tai granulių, kurie yra pilna parduotuvės vienos rūšies ir jomis jaukinti. Galbūt ir tiktų, bet tam, kad nereiktų švaistyti laiko veltui žvejyboje, tiesiog yra paruoštas tam tikras mišinys, kuris atlieka savo funkciją šaltam vandenį, dirba, vilioja žuvį ir padidina žuvies virškinimo aktyvumą. Taip. Ir dėl to, sakykime, didesnė tikimybė, kad žuvis suras tavo masalą. Taip, kad pritrauksi, prisikviesi ir vėlgi, kas yra mums žvejams labai svarbu, kad užlaikyti kuo ilgiau žuvį toje zonoje, o ne kad jį prisisotinus išplauktų. Baltyminiai kukuliai. Vėlgi, koks karpių žvejys be baltyminių kukulių? Tiesiog ta žuklė yra siejama. Karpių žuklė didžiųjų lygo baltyminiai kukuliai. Taip, koks spiningautojas be blizgės? Taip nebūna. Vieni ar kiti gamintojai, vėlgi, gamindami tuos kukulius, jie, kaip mes sakom, subalansuoja žiemai, tai prasme, šaltam vandeniui ir šiltam vandeniui. Tai nesvarbu, kokio gamintojai be pasirinksim, vieną ar kitą, jie rašo ir jie rekomenduoja, kurie kukuliai yra skirti, labiau tinka šaltam vandeniui. Tai vėlgi, nėra jie maistingi, tai yra pagrindė yra ant paukščių lesalo, kaip mes sakom, ant paukščių lesalo bazės gaminti. Vėlgi įterpta tam tikri priedai, skysčiai, kurie vėlgi skatina ir virškinti ir vėlgi tai yra iš po žiemos žuvis praradusi visokių medžiagų, tai ir atstato medžiagas ir tai vėlgi žuvį vilioja, nes mes tai žuvis instinktyviai jaučia, ko jai reikia. Būtent, mes einam į restoraną, kad skaniau pavalgyti, tuo tarpu gamta yra sudėliojusi taip, kad žuvis eina tam, ji maitinasi tam, kad išgyventų. Išduosiu paslaptį. Ruošiant baltyminius kukulius jaukui, ką rekomenduočiau padaryti? Tai yra juos susmulkinti. Šaltas vanduo, žuviai privalgyti, kad pavalgytų reikia labai nedaug. Todėl, jeigu bus baltyminiai kukuliai cieli, tai gali praryti kelius ir kurį laiką bus soti. Tai kad neatsitiktų, kad jį turėtų ką veikti, paplaukiot, parinkti, tai mes baltyminį kukulį pasmulkinam truputėlį. Smarkiai nereikia, įsidedam kelis kukulius į smulkinimo aparatą, vadinamą krušą, ir tik tai prasukam, atidarom ir yra ir stambesnių gabaliukų ir smulkesnių. Jie visi atliks savo funkciją. Alkanesnis, prarys didesnis, smulkesnis gabaliukus, netoks sotus gal ir jaukinam būtent taip. Papildomų aliejų alchemija, kuri iš karpininkų pasaulio vis labiau plinta paprastų dugninės meškerės mėgėjų tarpe, pavasarį nevertėtų piknaudžiauti. Tačiau keletą klasikos elementų mūsų kolegos vis tik naudoja. Šimtai kvapų kol kas ilsisi namuose, mat šiuo metu užtenka vos kelių jauko priedų.
Kas matė vasarą laidą, tai matė, kad mes turim ne vieną ir ne du buteliukus skysčio ir mes juos ten miksuojam. Tuo tarpu šaltuoju periodu nereikia įsibėgėti ir mes, kaip ir kalbėjau, kad mes imam specialiai granuliuotą jauką, baltyminius kukulius, kurie nėra taip prisotinti aliejų. Tai dabar gamintojas padarė be aliejų, o mes jų pripilsim, to daryti tikrai nereikia, bet yra skysčiai, kurie, grįžkim prie virškinimo ir skatinimo, kurie skatina virškinimą, kurie vėlgi yra gaminti taip, kad jie tirpsta šaltam vandenyje, skleidžiasi šaltam vandenyje ir veikia. Tai konkrečiai skystis, kuriame yra amino daug rūgščių, žuviai to reikia. Ir jis paskleidęs kvapą, jį ne tik, kad jaučia žuvis uosle ir skoniu, bet jaučia net savo kūnų, oda. Rekomenduoju jį netgi ir žvejam, kurie nebūtinai karpius gaudo, karšius, karosus, nesvarbu. Taip, dugninės. Visą baltą žuvį. Taip, dugninės meškerės mėgėjams vėlgi tai yra priedas, kuris padės žuvims virškintą jauką ir pritrauks papildomai dėmesio. Šaltuoju metu. Taip, ir jis tinka ir šaltuoju, ir šiltuoju. Bet tai vienas iš tų skysčių, kuris tinka būtent ir šaltuoju. Taip. Vėlgi, ką papildomai truputėlį įdedam, tai yra kanapių aliejų. Kanapės tai yra klasika, kuri neatsiejama. Šitie aliejai irgi truputėlį prideda. Jie vėlgi skyla, skaidosi šaltam vandenyje, jie papildomą duoda, signalą, efektą maitinti. Tai yra du šituos priedus atsargiai, nedideliais kiekiais, minimaliais kiekiais, kuriuos rekomenduoja gamintojas, mes naudojam ir tikim, kad jie veikia ir padeda mums suvilioti žuvį ir pagauti. Grūdinės kultūros, vėlgi, žuvis, žirniai, kukurūzai, jas mėgsta. Tik tai, kad mes jį dar pagardinam ir sustiprinam su būtent su tais pačiais priedais, kur yra, tarkim, čia švelnus salsterį kvapas, jis šaltuoju metu tinka. Nereikia dabar, vėlgi, kai kurie žvejai mėgėjai ten kukurūzus ir permuša jį kito kvapo. Tai o kodėl tada kukurūzus? Tai gal užteks primirkykim drožlių, medienos, prigers kvapo, prisotinkim kitų kvapų ir mes. Ne, karpis ateina kukurūzo. Tai neužmuškim kukurūzo kvapą. Jis nori kukurūzų. Tai kodėl jam duoti? Mesgi nevalgom kotleto braškės kvapą. Įsigėrė šitie priedai, jam sako, duoda signalą, kad ateik čia valgyk, suvalgęs kukurūzus. Mes būtent juos jau naudojam su grūdinėm kultūrom. Įsigėrė į grūdinės kultūras ir skatina virškinti ir jis sako, aš dar noriu. Išplaukė, apsisuka ir vėl nori. Na štai, baltos žuvies sezonas pamažu įsibėgėja. Kol kas didelio kibimo sprogimo tikėtis gal ir neverta, tačiau jis lyg galingas užtaisas laukia savo laiko. Laukiame jo ir mes. Sezonas prasideda. Na štai, kaip matote, net ir gana ankstyvą pavasarį ežere galima sužvejoti karpį ar baltąjį amūrą. Na, o tikrai solidžiais laimikiais pasigirs mūsų trofėjinio laimikio konkurso dalyviai. Trofėjinio laimikio konkursas – tai vieta, kurioje efektinga žuvis gali virsti vertingu prizu. Jei sugavai kažką didelio, siųsk mums laimikio nuotraukas ar vaizdo įrašus elektroniniu paštu apiezukle@gmail.com. Būtinai įrašyk žuvies svorį bei ilgį, papasakok, kur ir ką jis tvėrė. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną konkurso laimėtoją, kuriam mūsų laidos draugai žuklės reikmenys fanatikai.lt padovanos vertingus prizus. Nors pamažu žuvies rūšių mūsų konkurse vis daugėja, pasirodė karpiai, karšiai, lynai ir šamai, tačiau pagrindinė tendencija aiški. Šiuo metu viršų ima stambus karosai ir didelės lydekos. 5 kilogramus ir daugiau svėrusių aštriadančių nuotraukų gavome virš 50, todėl pavasarinis konkursas šiemet labiau panašėja į gilų rudeninį, kai prasideda trofėjinių lydekų metas.
Na ir šią savaitę sužaidęs į vienus vartus rekordininku tapo Artūras Urmanavičius Metelio ežere sužvejojęs 13,5 kg svėrusią lydeką. 120 cm ilgio krokodilas stvėrė voblerį įtrauktą twitchingo būdu. Žuvis sugauta balandžio 30 dieną. Kągi, sveikiname Artūrą. Šiandien jam atitenka mūsų laidos draugų fanatikai.lt įsteigtas prizas. Atminkite, jei ir jums pavyko sužvejoti kažką įspūdingo, mes visada laukiame laimikių nuotraukų ar vaizdo įrašų. Sveikiname šios savaitės trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją ir šiandien viskas. Susitiksime kaip visada lygiai po savaitės. Ate? Štil numeris 1 pasaulyje.